Sveiki, čia Nepelnytai nepakviesti, aš Tautvydas. Aš Ignas. Ir šiandien aptarsim visas aktualijas mūsų politinėje padangėje, taip pat nusistovėjusias nuotaikas koalicijoje. Pradėsime analizuoti, sakykime, naujasias partijų valdybas, ar net tai turime naują Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininką valdybą, taip pat turime naują Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininką, pabandysime paprognozuoti, vis dėlto kokie galimi rezultatai Lietuvos socialdemokratų partijai. Ir taip pat aptarsim prorusiškas nuotaikas, kurias turbūt pastebėjote koalicijoje dėl balsavimo sankcijų pratęsimui Rusijai ir taip pat apie geros kaimynystės formą ir jų prorusišką veiklą. O visus šitos klausimus mums padės atsakyti mūsų svečias. O šiandien pas mus svečiuose Vytauto Didžiojo universiteto docentas Ignas Kalpokas. Sveiki, Ignai. Labadiena. Labadiena. Tai pradėkime nuo partijų pirmininkų ir ne nuo to, kas įvyko šį savaitgalį, bet šiek tiek anksčiau. Visai neseniai naujuoju Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininku tapo Aurelijus Veryga. Tai kaip galėtume prognozuoti galbūt partijos krypties pakeitimą? Turbūt partijos didelio kažkokio pasikeitimo nebus, ypač turint omenyje, kad yra didelė inercija. Ypač kalbant apie, pavyzdžiui, frakciją Seime, kuri yra vis tiek matomiausia tos partijos išraiška. Ten iš esmės yra Karbauskio žmonės. Įsivaizduojamus nors Gaižauskas ir panašus, jie tikrai nepasikeis. Lygiai taip pat mes turim Vėgėlę ir jo komandą, tai ten irgi kažkokių didelių pokyčių neįvyks. Bet žiūrint į bendrą partijos tokią kryptį, vis tiek ji greičiausiai taps šiek tiek mažiau nišinė. Ir čia, aišku, turbūt ir metas pasirinktas neatsitiktinai, kai yra daug svarstymo, kaip ten bus valdančiaja koalicija. Aišku, Karbauskis, Skvernelis, ten didelės meilės niekad ir nebuvo. Ar šitoj vietoje galbūt tiesiog to tokio strateginio mąstymo buvo įnešta. Bet kuriuo atveju ir ką pats Veryga dabar jau kalba interviu, kad tai vis tiek išliks tokia gana stipriai centro dešinės vertybinė prasme partija ir jiems ten turbūt yra tokia ryškiausia niša, kaip bebūtų. Jo, tai dar šiandien ryte prie kavos puodelės atsidariau LRT ir mačiau, kad Veryga vis dėlto kalba apie tai, jog galimai galėtume bendradarbiauti su konservatoriais, jeigu šie išlaikys tą tikrą konservatyviąją pusę, tai ar tai galima vertinti kaip tokį iš esmės partijos gelbėjimąsi, kad kabinamasi už kitų, jog nenukristų reitingai ir tarytum tapatinamasi su tais konservatoriais? Pripažinkim tai, kad valstiečiai turbūt bent jau trumpu ar vidutiniu laikotarpiu nebus tie valstiečiai, kuriuos mes matėm 16-20 metais. Tai yra, jie negalės patys rinkti savo partnerių. Ir čia truputėlį padėlioti kortas įvairiomis kryptimis ir parodyti, kad mes turim kažkokį bendradarbiavimo, galbūt net koalicinį potencialą, tai tikrai tą būtų galima įsivaizduoti. Vėlgi čia yra su labai žvilgsniu į ateitį, nes viena vertus taip, jeigu Kasčiūnas būtų pakankamai konservatyvus, jis tikriausiai yra, kiek jis pasuks pačios partijos kryptį, čia yra dar irgi klausimas, į kurį mes neturim atsakymo, bet vėlgi žiūrint į tai, kas dabar yra trumpuoju laikotarpiu Seime, bent jau šią kadenciją, tikrai sunku įsivaizduoti tuos valstiečius, kurie yra Seimo frakcijoje, bendradarbiaujant su Tėvynės sąjunga, nes ir požiūriai labai išsiskiria, o dar kai prijungė prie frakcijos Lenkus, tai Tėvynės sąjunga Tomaševskis iš vis yra atskira istorija. Tai sakau, čia yra toks truputėlį pasvarstymas, kas būtų, jeigu būtų į tolimesnę ateitį. Taip. Tai dar tuo pačiu tema, kad į tolimesnę ateitį LSDP pirmininko rinkimai. Kokios jūsų prognozės? Kol kas panašu, kad intrigos yra. Žinoma, kai mes čia kalbam, dar nežinom, koks bus Sinkevičiaus sprendimas. Greičiausiai tai paaiškės po tokių neformalių diskusijų partijos viduje, ar ne, bus šniukštinėjimasi, kiek to realiai yra palaikymo, kiek realu mesti Paluckui iššūkį ir, tada matysim, jeigu iš tikrųjų bus prieita išvados, kad yra verta lipti jau dabar, nelaukiant, pavyzdžiui, kitos pirmininko kadencijos, tai tikrai ta kova bus įdomi. Viena vertus, tai tikrai yra, atmetant
tas istorijas, kuriuose teko atsidurti, bet tai yra tikrai šiuo metu turbūt du ryškiausi socdemų politikai. Ir kitas dalykas, sakau, jeigu jau Sinkevičius dalyvaus, tai bus ženklas, kad neformaliai jis turi signalų, kad tikrai palaikymas yra bent jau konkurencingas. Taip. Tai užsiminėt apie istorijas, apie skandalus, tai galbūt galėtumėt pateikti savo vertinimą dėl Sinkevičiaus ir dėl mero jo užimamos pozicijos, dėl viso skandalo. Ką čia labai be pateiks, ne? Mes turim teismo sprendimą, mes juo galim daugiau mažiau stebėtis, bet teismas turi savo kompetenciją spręsti šituos dalykus ir interpretuoti teisę, jo labiau aukščiausiasis teismas. Bet aišku, ta visa istorija, ji tikrai nenulips Sinkevičiui nuo kupros. Taip, aišku, partijos rėmėjų gretose jis turi didelį palaikymą, pačioje partijoje jis turi didelį palaikymą, galų gale prisiminkim, jis pagal originalų planą šiuo metu turėjo būti ministras pirmininkas, bet žiūrint į tai, ar pavyktų socdemams su Sinkevičiumi pritraukti papildomų balsų iš šalies, va čia yra šiek tiek mažiau aiškumo, nes vis dėlto kad ir kaip rinkėjai būtų linkę atleisti politikams įvairius ne visai galbūt sąžiningus darbus, asmeninės naudos siekimas mūsų visų mokesčių sąskaita nėra tas toks, pavadinkim, lengvai atleidžiamas dalykas. Juolab, kad ir kaip socdemai bandytų sukti, kad čia teismas nusprendė, kad nekaltas, teismas nenusprendė, kad jis šiaip jau visiškai nekaltas. Tiesiog, kad ne pagal tą teisės šaką buvo kaltinimas pateiktas, o pačių faktų niekasgi nekvestionuoja. Tvarkoj, tai tada pereikim prie trečiosios politinės jėgos. Tai ar ne savaitgalį buvo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų neeilinis suvažiavimas ir buvo patvirtintas ir prezidiumas, ir taryba, ir naujasis pirmininkas. Galbūt galėtumėte paprognozuoti, kaip keisis vis dėlto tas LKD vizija? Tikėtina, kad bus tam tikro judėjimo į dešinę. Vėlgi, kiek tas judėjimas bus ryškus, čia turbūt iš dalies yra ir strategijos klausimas, nes Tėvynės sąjunga šiuo metu yra tokioje sudėtingoje gana situacijoje, kai viena vertus jie negali per daug judėti į dešinę, nes tada praras ypač Vilniaus pozicijas, o ten vis dėlto yra labai svarbi jų rinkėjų bazė ir juos jie jau turi. Ne? Tai čia yra tas žvirblis rankoje. Bet tuo pačiu jų tikslas yra atsikovoti regionus, kur, aišku, labiau konservatyvios pažiūros, jos turi didesnę atramą ir tai iš dalies buvo to sukilimo, pavadinkim, prieš Tėvynės sąjungą bazę, kad reikia kažkokių tradiciškesnių vertybių ir panašiai. Ir šitie, žodžiu, vilnietiški konservatoriai truputėlį nusivažiavo. Tai vat šitoje vietoje, kur bus tas realiai balansas, kol kas nėra labai matyti. Kur vyksta pagrindinis veiksmas šiuo metu, tai yra statymas tiesiog ant paties Kasčiūno asmens, nes Kasčiūnas turi tą tokį vaibą, kuris yra visiškai kitoks negu ankstesnių Tėvynės sąjungos lyderių. Ne, jeigu anksčiau jie geriau jausdavosi kur nors hipsteriškoj kavinėje arba vos ne akademiniai diskusijoje, tai Kasčiūnas yra lyderis, kurį drąsiai galima įsivaizduoti kur nors, nežinau, Raseinių alubaryje, bendraujantį su vietinė fauna ir randantį bendrą kalbą, nes šiaip jau yra labai komunikabilus politikas, kuris geba megzti betarpišką santykį. Taip, mes vakar kaip tik besiruošdami epizodui aptarėm tai, kad Kasčiūnas išsiskiria tuo, kad jis yra labai savas, paprastiem ypač jauniems žmonėms. Jo leksikonas ir kūno kalba galbūt yra tokia labai priimtina ir netrodo net nekelianti kažkokio pavojaus jausmo. Su juo atrodo lengva labai ypač gyvai.
jisai atrodo labai toksai šiltas, draugiškas ir malonus. Tai galbūt tas tradiciškas jo malonumo šiltumas, jisai labai priimtinas paprastiem žmonėm, kurie pasitikė tą konservatorišką jėgą ir gal yra pasilgę to tokio tikrumo. Kurie pasitikė, tai taip, bet čia bus jų pagrindinis iššūkis parodyti, kad yra ko pasilikti, ar ne? Nes, aišku, yra tie dalis žmonių, kurie apskritai niekad gyvenime nebalsavo už konservatorius, tai jie ir nebalsuos, bet yra ta grupė žmonių, kurie yra, pavadinkim, nusivylę konservatoriai, kuriems nepatiko, maža kas galėjo nepatikti, ar ne? Liberalėjimas partijos, tai, kad kėlė moterį ministrė pirmininkė ir kandidate į prezidentus, na, pripažinkim, seksizmo mūsų politikoje vis dar yra daug, ar dar kokie nors dalykai. Ir va šitoj vietoj parodyti tiem žmonėms, kurie nuėjo galbūt pas Nemuno aušrą, kurie galbūt nuėjo, na, kokiam nors Vilniui pas nacionalinį susivienijimą arba dar kur nors, kad vis dėlto čia yra kažkas, į ką nostalgiškai reikėtų pasižiūrėti ir gal va dabar visai tokie pabendraujami tie konservatoriai yra. Čia bus tikrai daug darbo, na, bet aišku, ko iš Kasčiūno neatimsi, tai jo beribės energijos ir na, turbūt tam tikromis aplinkybėmis jis galėtų patempti tą partiją į priekį. Tik tai vat klausimas, kiek yra nusiteikimo tarp pačių potencialių rinkėjų galimam grįžimui pas Tėvynės sąjungą. Nes jeigu jie nenorės, tai tas Kasčiūnas ar bet kas kitas gali būti nesvarbu kokiom savybėm pasižymintys, tiesiog žmonės neis nežiūrės, o jeigu neis nežiūrės, tai nebus progos ir pakeis dėmesį. Taip. Šiaip labai smagu, kad užsiminėt Raseinius, nes aš pats iš Raseinių. Jo, ir Kasčiūnas tikrai labai mėgsta Raseinius. Aš ką dar norėjau paklausyti, tai, na, viena iš pirmininko pavaduotojų Kasčiūno yra Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Tai, na, vis dėlto galbūt yra tokia vizija partijoje, na, Kasčiūnas daugiau orientuojasi į regionus, o Radvilė dirba, na, galbūt tais rinkėjais, kurie jau yra mieste. Na, aišku, čia galima prisipažinti dėl Raseinių mafijos, da mano paties pusė giminė iš Raseinių krašto. Tai, žodžiu, kalbant tada apie Radvilę, iš dalies galbūt taip, vis tiek jie atstovauja tą senąją partijos kryptį, ir ne, Landsbergio, Šimonytės ir panašiai, bet tuo pačiu man kyla klausimas dėl apskritai jos gebėjimų patempti paskui save, kad ir tam tikrą segmentą partijos. Nes, na, pasižiūrėkim jos pačios rezultatus, kad ir vienmandatėje, ne, tai buvo mobilizacija prieš Tėvynės sąjungą, bet na, tikrai Sinica buvo įveikiamas kandidatas. Lygiai taip pat pasižiūrėkime į situacijas, kai jai tekdavo imtis daugiau atsakomybės arba kuomet jos pasisakymai pritraukdavo daugiau dėmesio. Pavyzdžiui, Bartoševičiaus istorija, kuomet jai kaip partijos frakcijos seniūniai tuo metu teko daugiau komentuoti, na, buvo su kiekvienu interviu vis gilesnis duobės kasimasis. Ir čia taip, ji atstovauja tą kitą rinkėjų grupę, bet ar ji turi asmeninės savybės tam, kad galėtų atstovauti efektyviai, čia yra, na, diskusijų objektas mažų mažiausiai. Ir užtat iš esmės jau buvo matyti, kai tik išryškėjo tas galutinis kandidatų ir į partijos pirmininkų sąrašus, kad ten bus vieni vartai už Kasčiūną, nes tiesiog Radvilė irgi nesugebėjo kažkokios rimtesnės alternatyvos duoti, net ir turėdama iš esmės visos partijos grietinėlės palaikymą. Tai apie ką mes tada toliau galime kalbėti. Tvarko, perinam prie dabartinės vyriausybės. Turim tokią įdomią situaciją, ar ne? Turim premjerą Gintauną Palucką ir turim Dovilę Šakalienę. Krašto apsaugos ministrė teigia, jog gyvename labai nesaugiais laikais. Premjeras visiškai priešingai, gyvename saugiausią situaciją. Tai, na, galų gale, kaip reikėtų vertinti tokią situaciją, kada žmonės ne tai, kad dar dirba ranka rankon, bet yra ir to pačiai partijai, bet dalykus mato kardinaliai skirtingai.
Iš tiesų, čia, jeigu pasižiūrėtumėm į visą koaliciją, tai matymų yra labai įvairių, bet taip, paradoksas didžiausias yra, kai premjeras ar krašto apsaugos ministrė ir dar tos pačios partijos nariai siunčia, jeigu ir ne absoliučiai priešingas, tai tikrai labai skirtingą krūvį turinčią žinutės. Ir čia aš tą iš dalies aiškinčiau paties premjero komunikacinę strategiją, nes ir plačiau pasižiūrėkime, ne, kuomet iškyla bet koks iššūkis dėl koalicijos partnerių, dėl galimo tarifų politikos ekonominio poveikio, dėl saugumo klausimų, visada yra ta pati istorija. Ne? Nesureikšminkime, legendinis dabar jau žodis Lietuvoje. Ir čia aš manau, kad nepaisant to, su kokiais iššūkiais mes susidurtumėm, va tas nesureikšminimo poreikis arba bent jau siūlymas nesureikšminti, jis bus dominuojantis, bet jis bus dominuojantis grinai kaip paties premjero komunikacinė strategija. Ir čia aš tikrai manyčiau, kad yra nemenkas pavojus, nes krašto apsaugos klausimai yra tie klausimai, kur mums reikia maksimalios vidinės mobilizacijos. Ir kuomet mes matom tokias išsiskiriančias žinutes ir dar einančias, iš esmės iš to paties politinio kūno, tai lieka klausimas, o tai kuo ir ar iš vis kuo nors mes dar galim pasitikėti. Ir jeigu mes nebežinom, kuo pasitikėti, yra iš esmės du keliai, kurie yra vienodai blogi. Tai yra, arba mes iš to negebėjimo atsirinkti tiesiog iš vis atsiribojam, nes kam man tas nuolatinis kognityvinis disonansas čia, aš tą susikaupsiu į savo kažkokius darbus, arba einam pas kažką, kas nuosekliausiai rėkia. Ir kas pas mus koalicijoje dabar nuosekliausiai rėkia, tai aišku, kad Žemaitaitis. Ir čia vėlgi yra turbūt tas platesnis kontekstas, kai ne vien tik tai išskirtinai šitoj vyriausybei, bet ir platesniu mastu, nors gal šitoj vyriausybei šiek tiek aiškiau tas matosi, kad tos asmeninės arba platesnės politinės jėgos komunikacijos strategijos, jos nulėmė tai, kad mes pametam tą bendrą paveikslą. Ir kai mes gyvenam saugiais ir taikiais laikais, tai mat įvelniai, kad mes tą paveikslą pametam, išgyvensim. Bet kai mes gyvenam tokiais laikais kaip dabar, čia jau man kyla rūpesčių. Tai nepabėgant nuo tos saugumo temos, prieš praeitą savaitę turėjom balsavimą dėl sankcijų Rusijai išlaikymo ir labai matėm vieną flangą, kuris arba atsisakė, arba balsavo prieš. Tai kaip jūs vertinat ir kaip žmonėms galbūt reikėtų suvokti tokį atsispyrimą nuo sankcijų išlaikymo? Čia tas, pavadinkim, sąrašas nepalaikiusių vienokią ar kitokią formą, jis, pripažinkim, nebuvo labai netikėtas. Taip. Tai yra nemažai tų žmonių nuosekliai pasisako prieš šitą politiką, arba jau tai, kad jie yra iš Nemuno aušros, kurios lyderis pasisako prieš tokią sankcijų politiką, irgi šį bei tą mums leidžia įtarti. Tai ir atsakymas, man atrodo, kad mes turim tokį pakankamai koordinuotą bloką žmonių, kuriems dėl, politinių sumetimų ar kitų reikalų yra aktualu šito klausimo nepalaikyti, bet to prie jų dar prisijungia tokie žmonės kaip Vėgėlė, kuris, žinom iš istorijų, kurios per prezidento rinkimus iškilo, turi asmeninių interesų, šeimos verslo interesų tiksliau Baltarusijoje, taip pat išlenda koks nors Skardžius, kuris irgi vienu metu vos apkaltos negavo dėl savo šeimos ryšių su Baltarusija. Tai kai kurie iš jų yra ir labai asmeniškai suinteresuoti. O tada aplinkui juos prasideda vėlgi šiokia tokia agitacija, aš manau, ir jų kažkokių artimesnių sąjungininkų, draugų grupelių koordinavimasis. Tvarko, kadangi šnekam apie Remigijų nemažai, tai Remigijaus Žemaitaičio komunikacija, kada jisai nuvažiuoja į rajoną,
atsiveža lentą didžiulę ir kas gavo valstybės apdovanojimą iš Vladimiro Putino, ne, tada būna Gabrielius Landsbergis. Tai kaip vis dėlto koalicijos perspektyvai reikėtų vertinti tokią Remigijaus Žemaitaičio retoriką? Na, Remigijus Žemaitaitis tam tikrą prasme dirba savo darbą. Ne, jį žmonės rinko ne todėl, kad jis ramiai sėdėtų ir ten įstatymus leistų. Jį rinko tam, kad spardytų visiems užpakalius, pradedant konservatoriais, bet apskritai politiniam elitui. Ir čia mes turim vieną vertus paradoksą, kai dabar Žemaitaitis su savo partija tarsi yra politinis elitas, ar ne, valdančioji dauguma, visa kita, bet tuo pačiu jis elgiasi kaip visiškas opozicijos politikas, ar ne, aiškina, kokia čia valdžia bloga, ar ne, premjeras, prezidentas nori nusavinti indėlius, kiti ten ima apdovanojimus urmu iš Rusijos ir panašiai. Ir šitoj vietoj nelabai ką jam yra daugiau daryti, nes jeigu jis sustos, jeigu jis nebeskleis šitos žinutės, ateis pas jo tikslinį rinkėją kažkas kitas, kas yra aktyvesnis, įdomesnis, naujesnis, šviežesnis. Ir čia yra tam tikri spastai, kai tu išvažiuojant tokios bangos, tu tą bangą turi laikyti, nes kitaip grįši ten pat, kur Žemaitaitis buvo prieš savo išstojimus su skanduotėm. Ne, tiesiog niekam nebežinomas, nebesvarbus opozicijos Seimo narys ir viskas. Tai, jis yra tarsi pagautas šito vietoje, čia jokių būdų neteisinant to, ką jis daro, bet tiesiog bendra situacija. Paluckas irgi yra tam tikra prasme pagautas, nes tu pagalvokim. Paluckui nukrito jo gyvenimo šansas. Žmogus, kurio niekas niekur neišrenka, tapo ministru pirmininku, todėl kad Blinkevičiūtė pabėgo į pensiją. Ne? Ir dabar jis, man atrodo, puikiai supranta, kad realiai va čia yra jo gyvenimo šansas. Ne? Dabar jis yra ministras pirmininkas, gal netgi pasidarys partijos pirmininku ir jam reikia laikytis abiem rankom. Vienintelė matematika, kuris garantuotai turi daugumą, yra socdemai plus Nemuno aušra. Ir va čia jis laikys kiek tik tai galėdamas, kad ta koalicija išliktų ir rastam visokiausių pasiteisinimų, kad ten šneka, ką nori, bet bent jau balsus atneša, kaip pamatėm dėl sankcijų, balsų vis dėlto neatneša, bet vis tiek kažkaip viskas tarsi tvarko ir nieko nereikia sureikšminti. Na ir va ta tokia dinamika veikia, o tada mes turim trečią koalicijos partnerį, Skvernelį, kuris irgi užima jam naudingą poziciją, nes irgi šiokia tokia vidinė rezistencija. Ne, jeigu Žemaitaitis rezistencija valdančiajam elitui, tai Skvernelis yra rezistencija Žemaitaičiui. Ir tada visi, kurie nori alternatyvios konservatoriams valdžios, turi kažką, ką gali palaikyti. Ne, kas nori stabilumo ir nesureikšminimo, tiem yra socdemai, kas nemėgsta elito, tam yra Žemaitaitis, kas tiesiog nori, kad būtų ne konservatoriai, bet nemėgsta Žemaitaičio, turi Skvernelį. Visi labai gražiai pasidalinę, visiems tam tikrą prasme viskas gerai. Taip. Na ir tada turbūt jau kaip ir galėsim finišuoti su tokia iškilusia vėl žvaigždute, kurią iš tikrųjų buvau aš jau primiršęs, kažkada atsidarius ten berods LRT, pamačiau Švenčioninės veidą. Geros kaimynystės forumas ar ne su jie prieš akį, kada Paleckis yra už grotų ir buvo toksai momentas, kada Švenčioninė paprašė teismo leidimo vykti švęsti gegužės 9 šventį į Maskvą. Tai vis dėlto ar geros kaimynystės forumas dar yra grėsmė mūsų saugumui? Tai jis buvo, yra ir turbūt dėja bus bent tam tikrą apimtimi grėsme nacionaliniam saugumui, nes jie yra tie tokie vieni iš atviriausių palaikytojų prorusiškų naratyvų ir tie, kurie yra labai stabilus. Tai yra jie visą laiką fone dirba, ne taip kaip kokie nors žvaigždūnai kaip Vaitkus, kur iššoka, gerai, ištransliuoja žinutę, tam būna naudingi, ar ne, nes
pralaužia tą tokią užtvarą, kur anksčiau buvo neįsivaizduojama tokius žodžius girdėti prezidentiniuose debatuose ir panašiai. Bet dabar, kas dabar prisimena Vaitkų, ar ne? Jis ten kažkur sėdi truputėlį, tik tokie, dar kur nors, bet nieko labai daug. O vat Švenčionienė, Juraitis ir ten visa ta kompanija, jie labai sėkmingai, kryptingai per visokias nišinės žiniasklaidos priemonės nuolat formuoja tam tikros visuomenės dalies nuomonę. Ta visuomenės dalis galbūt nėra labai ženkli, bet jeigu atsitiks tokia situacija, kad iškils ta diena X, tai sumobilizuoti šitos jų sekėjus bus labai nesudėtinga ir kartais mes puikiai žinom, kad užtenka labai mažos dalies žmonių, kurie yra pasiruošę išduoti savo valstybę, teikti priešams informaciją ir užsiimti panašiais dalykais, tam, kad iš tikrųjų būtų pakirsta galimybė efektyviai priešintis. Ir man atrodo, kad čia ir yra ta pagrindinė grėsmė, kad neturi būti jie labai ryškus, neturi būti daug, bet jeigu nuolat yra dirbama, tai ta grėsmė latentinė jie nuolat ir egzistuoja. Jo, tai geros kavinės formos, jie tokie, sakyčiau, ramesni veikiai, bet dar yra vienas toks Ragelskis. Tai, kaip vis dėlto vertinti tą tokią situaciją, kuomet atrodo Ragelskis lygtais jo nebūna ir tada, pavyzdžiui, būna įvykiai, kaip čia buvo karo muziejai, kada jis ten ir atrodo ten iki muštynių tai visa situacija. Tai, ar vis dėlto, ar jis iš tikrųjų vaikšto tokia plona riba tarp baudžiamojo kodekso ir laisvės, ar mes nesugebam susitvarkyti su tokia situacija? Čia yra irgi turbūt tokia dvejopa situacija, kur viena vertus yra vis periodiškai įpilinėjama to žibalo į ugnį, ir galimybė parodyti tiek vidiniai auditorijai, kad žiūrėkit, už nuomonę žmonės skriaudžia ir galimybė taip pat suteikti papildomų temų rusiškai propaganda, žiūrėkit, šitie pribaltai ir panašiai skriaudžia žmonės, kurie vietiniams fašistams prieštarauja. Tai yra, kiekvienas iš jų turi tam tikrą savo funkciją, tam tikrą vietą toje platesnėje dėlionėje, kai kurie dirba visą laiką, kai kurie iššoka tada, kai reikia naujos medžiagos, treti yra naudingi kaip tam tikri momentiniai vėliavnešiai, bet kuriuo atveju mes turim tą tokią bendrą tendenciją, kur iš tikrųjų yra grupė veikėjų, kurie vienaip ar kitaip, vėlgi mes galim spekuliuoti dėl kokių priežasčių ir neturim kažkokių įrodymų, kad viena ar kita priežastis gali būti, bet mažų mažiausiai veikia palankiai mūsų labai nedraugiškiams kaimynams. Klausimų neturi? Tai tiek. Ačiū, Ignai. Ačiū labai. Ačiū, kad žiūrėjot. Čia buvo Nepelnyti nepakviesti. Aš Ignas. Štocinas. Prenumeruokit mūsų kanalą, palikit komentarą. Ir iki kitos savaitės. Ačiū. Iki.